Sveiki. Labas. Kaip jums sekasi, ar eisite į treniruotę? Labą dieną. Sveiki, sugrįžime į vlogą. Tai mes šiandieną iš tikrųjų išbandom mano naują kamerikę. Nusipirkau naują kamerą, kad galėčiau tęsti savo video vlogus, nes labai norėjau vlogint, bet didelę kamerą per sunku nešiotis, o man su telefonu vlogint labai sunku. Tai nusipirkau naują kamerą, jeigu norit, po to parodysiu, kokia ji yra. Mes dabar atvažiavome į parką ir važinėjomės. Aš dažniausiai irgi važinėjau su radučiais, bet šiandien aš nesivažinėjau, važinėjasi Lukas. Parodau Luką, ateisiu prie Luko. Lukai, kaip jums sekasi važinėti su radučiais? Ar mokate sustoti? Verstis. Neseniai buvo įvykis, kaip Lukas išvažiavo vakare pasivažinėti su radučiais ir kelis kartus apsivertė. Bet jokių rimtų sužalojimų nebuvo. Tai viskas okei, žodžiu. Tai va, Adamai, kaip jums sekasi važinėtis? Patinka? Taip. Važiuosi toli? Okei. Gerai, važiuojam. 3 mėnesius nebuvau YouTube'ai, tai žodžiu, žiauri sorry, bet aš dabar grįžau ir jo, vloginsim. Saulė šviečia, labai gražu, viskas labai fainiai. Taip, Adamai? Nori žaidimų aikštelę? Gerai, Adamas nori žaidimų aikštelę, tai man atrodo keliaujam ten. Aš jau taip laukiau to šilto oro ir pagaliau jis atėjo. Ai, aš net nepasakiau jums, kokia čia kamera, tai žodžiu, čia DJI Osmo Pocket 3. Kartu gauni mikrofą, tai žiauriai gerai. Ir kas dar faina, kad šita kamera yra žiauriai mažytė ir visur telpa. Kas nesat, aišku, jos matė, tai aš jums parodys, kai grįžt namo. Čia reikia rankytę įpilti. Labai tai rankytę. Ne, tu savo rankytę. Žiūrėk, va, į dabar tap mamytį veiduką. Ballerina cappuccina. Žiūrėk. Duok, aš tavo lašinsiu į ranką, padaryk dalinuką taip. Va. Tu ne? Tep mamai. Greitai, kol neišlašė. Nu tepam. Da, dabar kitą kremą. Tai aš šiandien gavau labai fainą siuntą ir noriu ją pasidalinti vien dėl to, kad šiuos produktus aš jau esu naudojusi ir man jie labai patiko ir kadangi dabar ateina vasara, manau, kad jie praverstų ir jums. Tai nieko nelaukiam ir pradedam. Gerai, tai kaip jau matot, siunta yra iš Garnier ir šitos siuntos viduje yra vienas produktas, kurį aš praeitą vasarą naudojau praktiškai kiekvieną dieną. Visko yra labai daug ir produktas, be kurio aš praeitais metais negalėjau gyventi, yra šis. Ir čia, žinokit, yra top produktas vasarai. Iš Garnier vitamino C linijos SPF 50. Ir jis turi tokio blizgesio viduj, plus yra SPF 50, kas yra labai daug, labai didelė apsauga nuo saulės. Ir kas man labiausiai patinka, kad jis greit susigeria, nėra tokio lipnumo jausmo ir labai gražiai atrodo. Faktiškai gali jį naudoti vietoj BB kremo. Tai vasarą gali nenaudoti jokio makiažo pagrindo, tiesiog šį dalyką ir viskas. Na, o kas dar nesusipažinę, vitaminas C gali sumažinti pigmentinės dėmes, todėl jis naudojamas kaip paskaistinti tą veido odą ir suvienodinti veido odos atspalvį. Na, bet aišku, turit žinoti, jeigu naudojat vitaminą C, būtinai turit naudoti apsaugą nuo saulės. Taip pat, kas turit visokių akne randelių ir spogelių, taip pat galit naudoti vitaminą C ir yra didelė tikimybė, kad jie sumažės. Prie PR dėžės, aišku, gavom va šitokį augimo kubą. Tai man atrodo, kad čia bus puikus projektas užsiauginti kažką. Tai čia reikia tiesiog pripilti žemės ir sėklas įdėti. Ten viduj bus sėklas, padarysim būtinai.
Ir šiaip, kas nežinojo, tai šis SPF kremas yra 2 rūšių. Vienas yra tiesiog SPF kremas be jokio atspalvio, o kitas yra su atspalviu. Taip, pas mane yra su atspalviu. Žiūrėkite, aš jums tai parodysiu. Matot? SPF kremas plus kaip makiažo pagrindas. Nu, labiau kaip BB kremas. Ne tik, kad apsaugą mano veido oda turės, bet ir sulygina veido odos atspalvį. Na, dabar noriu praėjo šiek tiek laiko, užsitepiau maskuoklio tiesiog T-zonoje, kad paslėpti šiek tiek tą raudonį ir mano veido oda atrodo labai gražiai, dailiai apsaugota nuo saulės. Neatrodo, kad labai daug kažko būtų ant mano veido odos. Nu, žodžiu, man žiauriai patinka šitas produktas, sakau, jau 2 metai ir dabar jį naudosiu ir siūlau, rekomenduoju ir jums. Labas rytas publika, tai esu namie ir šiandien Lukas dirba, jis dirba 24 valandas, tai žodžiu, šiandien 24 valandas aš būsiu su vaikais. Čia nori tą padelį išimti, bet neišsiema tas, tai čia priklijuota. Čia gali tik padaryti kavytę, čia reikia spausti, žiūrėk. Palauk, pasidėkim čia. Va, radai, atsistok. Palauk, man reikia čia, tau žinai ką pridaryti. Kaip spausti reikia. Šitas gal talps, žiūrėk. Va, dabar įdėk į viršų. Prašau, mažytai. Įsidėk dabar į viršų, daug to prigrūsk, kad tilptų. Dar daugiau. Da ne. Da ne. Nu, dabar. Wow, matai? O, kaip sunku, kaip čia vaikai paspaudžia. O, žinai, ką šitą gali padaryti? Tu gali supjaustyti. Žiūrėk, čia bus tavo gyvatė, gali supjaustyti, matai? Žiūrėk, Adamai, žiūrėk, kaip aš tau parodysiu. Toks mažiukus supjaustyk, o aš tau padarysiu rutuliukus, gerai? Tu padarysi? Ne, tu pjaustyk ir tą mažiuką, kur nupjauni, va. Žiūrėk. Čia tiesiog pridėta visko. Realiai aš čia pasidedu tas, kas man yra po ranka ten. Arbatos, tie lašiukai į kavą ir visokie kitokie dalykai. Bet aš noriu, kad čia viskas atsilaisvintų ir tada aš nusipirkau tokių va augaliukų, matot, aš turiu daug gyvų visokių, šitas galytės jau reikia išmesti lauk, nes čia nuo mamos dienos, bet va, aš turiu daug visokių gyvų augaliukų, ten dar vienas labai gražus, o čia va, netikrai, bet aš noriu tuos augaliukus padėti va čia va. Tai manau, kad man čia visai neblogai ir turėtų atrodyti, dar reikia susitvarkyti. Virtuvę, nu žodžiu, šiandien toks biški virtuvės labiau apsitvarkimės, atsigeriu kavos ir pirmin. Šiandien dar su Adamu buvom Lidle ir aš ten pažiūrėkit, kokių fainų radau čia mėtos ir pagalvojau, kad galbūt tikrai užaugs ir nereikės man pirkinėti to, žinot, pavienius tokius pakelius. Tai nusipirkau mėtos, parodė. Va, kaip tu moki šaunuolis, va taip va. Va, taip, dabar gali tą supjaustyti. Taip. Ir va tokį baziliką. Bet kaip skaniai kvepia. Žinot, man visada labai patinka tokios visokios žolelės. Į maistą įdėti arba ten ant sumuštinių, nu to kaip topinga. Ir dar nusipirkau čiobrelių. Bet po to pamačiau, kad neturiu citrinos, nes galvoju mėto, čiobreliai ir citrina. Žiauriai skanu į arbatą. Tai va, susidėsiu šituos, susitvarkysiu šituos, tai va tokia ir diena bus, šiaip turiu begalės darbą, labai daug ką editinti turiu, bet nelabai galiu aš atsėdus prie kompiuterio dirbti, kai Adamas atsibudęs, tai visada prie kompiuterio dirbu, kai jis užmiega. Ai tiesa, dar buvau pas kosmetologę vakar, tai visas veidas toks kaip su raudonom tokiam dėmelėm, nes spaudėm daug spagų, bet labai čia noriu sėsti. Labai man patinka pas ją eiti, nes man išvalo jinai visą veido odą labai gražiai. Taip, reikėtų visas spintelę. Ir reikėtų čia susidėti tuos trendinavo anksčiau tokios.
kažkaip taip dabar gavos, bet dar prieisim prie galinio rezultato šiek tiek vėliau. Žiūrėkit, viskas atrodo taip, šiaip man labai patinka, čia tie visi augaliukai, kur nusipirkau, matot, šiandieną iš Lidlo. Čia mano kavos aparatas, šiaip DeLonghi žiauriai rekomenduoju, labai fainas, pats pieną susiplakinu, viską pasidarai. Čia yra mano, matot, mačios vasatukas rinkinukai. Čia, jau visai neblogai, galvoju, gal tik nuo viršaus nuimsiu ten tą augalą nesąmonę. Pasidariau kavą, galvoju, pasišnekėsim šiek tiek, nes senai iš tikrųjų čia buvau praėjo 3 mėnesiai nuo paskutinio mano video. Tai iš tiesų 3 mėnesiai yra gan daug ir man jų reikėjo, kad susidėliočiau viską, kad suprasčiau, ką aš noriu daryti su tais socialiniais tinklais, nes iš tikrųjų kartais tiesiog net pati nežinau, noriu atrodo vieną, noriu kitą, noriu trečią, bet YouTube man labai patinka, atsimenu, sakydavau anksčiau, sakau ir dabar. YouTube yra man ta platforma, kur man pačiai labai patinka grįžti ir žiūrėti savo senus video, žiūrėti savo senus vlogus su vaikais ir ten tiesiog prisiminti to savo gyvenimo etapus ir jeigu aš jų taip neužfiksuosiu, aš tos medžiagos neišsaugosiu ir aš tiesiog nieko nepaturėsiu, todėl man patinka daryti šitos video, kad galėčiau tiek pati grįžti atgal ir pasižiūrėti viską, tiek ir jums matau, kad įdomu žiūrėti. Aišku, dabar kai grįžau, net nežinau, ar daug čia susirinktos publikos, nes yra dabar labai daug tų kūrėjų ir labai daug naujų youtuberių, kur gali žiūrėti, tai visi, kas čia esat, žiauriai jums ačiū, visi, kas grįžta, žiauriai jums ačiū, labai labai ačiū, kad čia su manim esat, nes man tikrai smagu dalintis tokiais visokiais savo gyvenimo etapais ir labai smagu, kad ir jums smagu žiūrėti. Tai aišku, kas nauji čia ir random atėjo ant šio video, tai paspauskit subscribe ir susitinkam. Dabar bandysiu bent po vieną video į savaitę padaryti tikrai, o ateityje norėčiau šiaip žiauriai atidaryti savo podcastą, bet čia dabar tik tokie planeliai. Tai iš tikrųjų žiūrėsim, kaip gausis nuo rugsėjo mėnesio. Dabar šių metų Adamas pradeda eiti į darželį, todėl aš turėsiu tikrai daugiau laiko, negu dabar turėjau. Tai abu vaikai į darželį, turėsiu pusdienį savo darbam ir visokie kitiem reikalam, tai nebereikės taip visur skubėti, žinot, ir lėkti kaip galva pametus, nes kartais pati labai daug užsibrėžiu, bet tada susivokiu, kad esu mama ir tiesiog man dabar neišeis tiek visko nudirbti, kiek aš norėčiau, nes aš kartais labai prisižiūriu kitų kūrėjų ir tiesiog lygiuojas į žmonės, kurie ten yra iš vis vieniši, tai neturi antrų pusių ir neturi vaikų, tai po to pati suprantu, kad lygiuojas nei tos asmenys, nes iš tikrųjų jie gali daug daugiau padaryti negu aš per dieną, tai jo, kartais reikėtų susivokti tą prieš lyginant save. Tai jo, šiaip čia savo video užbaigsiu ir susitiksim kitam vlogė. Žiauriai ačiū, kad čia esat, myliu, bučiuoju, iki.